Sveiki. Šį kartą pas jūs pasirodau truputėlį kitokiu formatu. Noriu pristatyti tai, kas naujo, kas įdomaus Avon kovo mėnesio kataloge, tačiau pastaruoju metu neturėjau visai nei noro, nei motyvacijos kažką filmuoti, todėl nusprendžiau, kad arba bus toks video, arba nebus jokio, tai gal geriau toks. Tai trumpai tiesiog parodysiu tuos produktus, kuriuos turiu, parodysiu, kas nauja, ką turiu čia pasižymėjusi ir tikiuosi bus jums įdomu. Tai pirmoji naujiena, kuri pasirodė šį mėnesį, tai yra nauji lūpų dažai Hydramatic. Tai tikrai, Europoje pakankamai plačiai nuskambėję ir populiarūs per mėnesį išpopuliarėja tikrai lūpų dažai, kurių ypatybė yra ta, kad jie viduje turi drėkinančią šerdį su hialurono rūgštimi, su glicerinu berods. Aš tuoj parodysiu, kaip jie atrodo gyvai. Na ir tie lūpų dažai turi tokį blizgų kreminį padengimą. Jeigu prieš tai pasirodę buvo matiniai, pernai pavasarį lygiai tuo pat metu išėjo matiniai lūpų dažai tokie Hydramatic, tai dabar turim šituos žodžiu blizgius. Na ir aš čia turiu dėžutę ir viliuosi, kad visus atspalvius, neatsimenu, ar visi man liko, ar ne visi. Tai aš juos parodysiu jums, turbūt ne iš eilės, nes truputėlį, nepasiruošiau aš tam video, tai nežinau, kaip ištrauksiu, taip ir žiūrėsim. Patys lūpų dažai yra tokia švelniai rožiniai, nelabai uždaryta, švelniai rožiniai pakuotei. Matot užrašas Avon. Pati pakuotė yra blizgi, tuo tarpu matinių lūpų dažų jinai buvo, tokia švelniai matinė. Na ir čia mes turim spalvą, pasižiūrim, Marsalą. Ją buvo galima įsigyti jau praeitą mėnesį, praeitame video aš berods ir rodžiau, čia jau kažkas man pagadino, greičiausiai vaikai mano. Na ir ta spalva yra tokia tarpinė, kasdieninė ta prasme, bet gali būti tinkama ir vakarui, ir tokia pakankamai kasdieniška, bet nenuobodi, tokia biškį jau ryškesnė. Kamerai, kaip visada, jinai atrodo truputuką kitaip, bet tai yra tokia pakankamai šilto atspalvio, rausva spalva. Nevadinčiau jos raudona dar. Kataloge jinai atrodo, būtų šita Marsala. Štai taip atrodo ant mano rankos, truputėlį šviesiau. Toliau sekančią imam, labai ryškiai paėmiau, Carmine, turbūt taip. Tai yra tokia ryški, jau tikrai ryški rožinė aviečių spalva, labai matosi ryškesnės šitos spalvos ir pigmentacija yra geresnė, mažiau tų brūkštelėjimų reikia, bet šiaip jie tikrai yra pakankamai pigmentuoti, tokie ryškus ir matot, viduje yra ta hialurono šerdelė, jinai dabar tas buvo balta, panaudojus užsidažo, bet vis tiek matosi, kur yra šviesiau. Na ir pačio lūpų dažo, matot, tas toksai yra blizgus paviršius, blizgus, labai toks, nežinau kaip išsireikšti, toks ne per daug slidus, ne per daug aliejingas, bet drėkinantis. Toliau turiu spalvą Mauvelas, tokia purvinai rožinė spalva, pasižiūrėkim, kaip jinai atrodo.
kai braukiu, matote, kadangi dar jinai, vat matos labai gerai ta balta širdelė, atrodo, vat viduriukas yra tas kaip balzamas, o išorė yra spalva, bet perbraukus keletą kartų, na, jinai užsidažo ir čia ta spalva yra tokia, na, aš kaip sakau, purvina rožinė, tokia tamsi rožinė spalva. Toliau, bet tokia vėlgi į tamsesnę jau pusę. Toliau paėmiau peach. Peach spalva bus šviesi, priešingai nei prieš tai buvusios. Tokia nude spalva su šiltu persikiniu atspalviu. Kamerai dabar atrodo kitaip, nes aš čia dar ir prieš langą, na žinot, apšvietimas tas dažnai netitinka tikrovės. Kamerai jinai atrodo truputėlį labiau oranžinė, tokia labiau smėlinė, bet joje yra daugiau ružavumo negu matosi taip kameroje. Toliau Mauve Cream. Dar viena pakankamai nude spalva, lyginant su prieš tai buvusia, kur čia ta peach. Jinai tamsesnė bus. Peach buvo šiek tiek šviesesnė. Oi, o šita jau bus tamsesnė, atsiprašau labai. Taip, čia gal papieškime. Arba galim šalia tos, kad geriau matyti skirtumas. Matot, jau yra toks tamsesnis truputėlį atspalvis. Vėlgi truputėlį labiau rožinis, negu atrodo čia kamerai. Ne toks oranžinis. Truputėlį nusivaliau ranką, padariau vietos ir tęsiam toliau. Kita spalva burgundy, tai jau jo tokia tamsi vyno spalva. Atrodo štai šitaip. Taip. Matot, pigmentacija tikrai gera, keli brūkštelėjimai ir labai ryškiai matosi. Truputėlį daugiau joje yra violetinės negu kad atrodo kamerai, bet vos. Tokio biški šaltesnio melsvo atspalvio. Tai yra tokia, na, tipinė graži vyno spalva. Mėgstančiams ypatingai vakarui ryškesnės lūpas. Toliau turiu spalvą bronze. Jinai yra viena iš nude spalvų, bet pati tamsiausia iš nude spalvų. Ir, na, tai yra tokia, jau aš sakyčiau, beveik ruda spalva. Kiek tamsesnė nei kamerai. Bet tokia ganėtinai tokio šviesaus šokolado, bet su truputėlį rausvos atspalvių. Taip gal. Toliau soft nude. Soft nude buvo ir matinių sąraše ir tai bus turbūt pati šviesiausia nude spalva. Taip tokia ypatingai šviesi ir šilto atspalvio. Šilto atspalvio spalva. Truputėlį tokio turi oranžinio prieskonio, bet nedaug. Toliau fuksija. Ištraukiu labai viena nuo kitos nutolusias spalvas. Na, bet nieko. Fuksija, tai matot, na, fuksija ryški rožinė spalva. Turinti savyje nemažai šalto melsvo atspalvio. Tokia šalta fuksija. Toliau. Raspberry šalia esanti spalva. Ir ši yra šiltesnė. Matot, joje nėra tiek melsvo atspalvio, jinai jau yra labiau į rausvumą. Pagrindinis skirtumas yra toks, nes tamsumas yra jų praktiškai toks pats, tik tai vat atspalvio tas tonas šiltas šaltas skiriasi. Toliau coral. Coral bus, na, matot, tokia ryški, kitaip aš ir nežinau kaip apibūdinti, koralinė tokia, nematot nieko, koralų spalva, labai vasariška,
tokia atostoginė, mažiau oranžinė negu atrodo kameroje, daugiau rožinė, bet tokia, na, koralinė, ta vasariška spalva labai graži. Viena iš mano favoričių. Toliau turiu Scarlet, tai yra labiausiai panaši į tikrą raudoną, bet mano manimu tai dar nėra visai tikra raudona. Nes jinai irgi turi savyje gan šaltą atspalvį. Tokį, na tai nėra visai tikra raudona, truputėlį yra tokio šaltesnio avietinio tono, jisai realybėje matosi labiau negu kameroje. Kameroje atrodo beveik lyg būtų ta tipinė tokia raudona. Bet ne, tokios visiškai klasikinės raudonos šitoj kolekcijai kaip ir nėra. Toliau yra Rose Quartz, tokia rožinė Barbie spalva. Ne visai Barbie, bet tokia kramtomosios gumos rožinė spalva. Na ir paskutinė bus Pink berods, taip, Bright Pink. Va, šalia palyginimui šalia tos. Šita truputėlį šiltesnė, o ta šaltesnė rožinė. Šita jau gal labiau tikra barbiška tokia rožinė spalva. Na, tai šiaip paletė pakankamai plati atspalvių. Matot ir kataloge. Atspalvių berods yra 15, jei gerai atsimenu, iš viso. Rinktis yra iš ko. Nemažai yra tų ir tokių kasdieniškų atspalvių, kas mėgsta visai nude spalvas. Yra ir ryškių. Vienintelio, ko vat trūksta, tai grinai tos tokios tipinės tradicinės raudonos spalvos. Toliau sekanti naujovė, tai, na kaip naujovė, 3 nauji atspalviai iš būtent tos pačios serijos Hydramatic, bet matinių lūpų dažų. Buvo išimti 3 atspalviai, kurie buvo nepopuliarūs. Tokia viena labai violetinė, pilkšvai tokia melsva buvo spalva, na žodžiu, kurios turbūt mažiausiai perkamas. Ir matot 3 naujus atspalvius, kuriuos išleido į kolekciją. Tai pirmoji būtų Hydra Magenta. Štai kokia ryški graži rožinė spalva ir hialurono ta širdis. Na ir čia jau bus padengimas šitų spalvų matinis. Matot, nėra blizgesio joje. Pigmentacija, wow, labai gera. Atspalvis pats labai gražus, ryškus. Kas mėgsta, žinoma, ryškiai dažytis, bet sakyčiau, na tikrai labai toksai atspalvis, kurio trūko, nes buvo dauguma spalvų, matot, paletėje tokios šiltos, žemiškos, raudonos, o šita tikrai trūko tokios rožinės spalvos. Toliau sekanti yra, gal imkim šitą Hydra Berry. Hydra Berry bus spalva tokia labiau kasdieniška, tikrai tinkama kasdienai, bet nėra jinai irgi, kad būtų ypatingai visai šviesi. Tokia jinai yra tamsi nude spalva, sakyčiau, turi tokio savyje mauve spalvos atspalvą. Nežinau, kaip tą spalvą išversti lietuvių kalbą. Na, bet tokio šaltesnio atspalvio rožinė, ne visai rožinė, tokia žemiška rožinė spalva. Toliau, kitas, trečias atspalvis yra Hydra Honey. Tai vėlgi yra gan nude spalva, bet labai šilto tokio, na, honey atspalvio, tikrai medaus atspalvio. Matot, tai bus šilta, tokio, ne tai kad oranžinio, bet žemės tonų turinti spalva. Su šiltu atspalviu, tikrai šiltu, ne tokia oranžinė, kaip atrodo kameroje. Realiai jinai yra tamsesnė tokia truputėlį ir labiau smėliškesnė, bet vis tik tai šilto atspalvio spalva.
Na, tai tokie 3 nauji atspalviai, manau, tikrai daug labiau pritaikomi negu tie, kurie buvo išimti iš leidimo. Na ir pati tų matinių dažų, matot, paletė irgi yra labai plati. Kas mėgsta matinius dažus, bet nenori sausų lūpų, tai mano nuomonė yra vienas iš geriausių mano bandytų variantų, būtent šitie Avon lūpų dažai, nes esu gyvenime bandžius tokių tikrai, kur pasidažai ir taip sutraukia lūpas, kad po 15 minučių turi nuvalyti, nes jos visiškai būna, visiškai ištraukia tą vandenį lūpų dažus, o su šiais taip nėra. Žinoma, po visos dienos daugybės valandų nešiojimo jos galbūt bus sausesnės negu kad būtumėt tepus visą dieną balzamą, tai aišku, bet šiaip jie neturi savybės tokios sausinti stipriai lūpas. Tai tokios naujienos su lūpų dažais. Toliau, sekanti naujovė yra naujas makiažo pagrindas, kuris veikia kaip serumas. Tai nėra visai naujovė, todėl kad šis makiažo pagrindas jau buvo anksčiau, tačiau dabar jis yra atnaujintas. Negaliu pasakyti tiksliai, kas pasikeitė nuo praeito, nes pakankamai daug tiek neįsigilinau. Bet kuo ypatingas būtent dabartinis naujas? Na, tai jisai turi savyje antioksidantų, vitaminų C, vitamino E, na ir tą odą puoselėja, iš esmės ne tik maskuoja odos trūkumus, bet ir veikia kaip, odos priežiūros priemonė. Žinoma, tai neatstoja nei kremo, nei tikro serumo, bet tikrai tai odai padeda. Taip pat turi SPF 30, kas yra pakankamai nemažas kaip makiažo pagrindui ir padeda, apsisaugoti nuo saulės. Kuo man asmeniškai patinka labai šitas makiažo pagrindas ir yra mano pats mėgstamiausias iš visų esančių Avon, tai yra tai, kad jis labai lengvas, dengiasi labai plonų sluoksnių ir atrodo labai natūraliai. Kas ieško padengimo tokio, labiau vakarinio makiažui arba turi kažką labiau nori užmaskuoti stipriau, jis galbūt nebus pirmas pasirinkimo variantas, todėl kad, mano nuomonė, jis dengia taip, padengimas būtų švelnus vidutinis. Bet ta oda labai tikrai, tiesiog jinai atrodo, lyg būtų tavo oda, nesimato, iš vis neatrodo, kad būtų kažkas dėta ant jos, kažkokia kaip kaukė, tiesiog tobulesnė. Tai dėl to jis ir yra mano favoritas. Taip pat dar rašo, kad yra patikrintas dermatologų, klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tinka jautriai odai ir neužkemša porų. Dabar atspalvių paletė yra, matot, tikrai plati. Dabar Avon vienodina savo katalogą visai Europos rinkai ir žinoma, mes daromės daug kosmopolitiškesni ir maišomės tarpusavyje skirtingos tautybės ir žodžiu, jeigu anksčiau būdavo pateikiama mūsų rinkai tik tai tie priekyje esantis ypatingai šviesus atspalviai, tai dabar gali rasti bet kuris gyventojas savo tinkantį atspalvį. Aš čia turiu 2 pilno dydžio parodyti buteliukus, tačiau turiu galybę mėginėlių, jie ten dabar paslėpti, štai ten gale matot, daug mėginėlių, tai yra visi atspalviai. Ir aš planuoju ir tikiuosi, kad prieisiu iki to padaryti tiesiog nuotrauką ant dilbio kažkur visų atspalvių šalia vienas kito, kad būtų galima pamatyti jų skirtumus, kuris šaltesnis, šiltesnis, tamsesnis, šviesesnis ir taip toliau, kaip jie atrodo realiai, nes iš katalogo tų parodytų spalvų dažnai būna tikrai sunku rinktis. O dabar parodysiu, ką turiu čia. Tai pirmasis šviesesnis atspalvis, mano atspalvis, tai yra 125G ir jis yra
Tuoj parodysiu, kuris kataloge. Štai šis 125G. Trečias, palaukit, nuklijuosiu. Tai būtų Warm Ivory. Va šita spalva. Nors aš iš esmės galiu naudoti ir Porcelain. Na, gal Pale Pink ne visai, bet šitas vat pirmasias spalvas. Tai būtų šiltas atspalvis, nes G reiškia golden, tai yra šilta spalva. Šiltas šviesus atspalvis. Taip, dabar pakuotė jo, tokia daugeliui galbūt nėra pati priimtiniausia, vien dėl to, kad jį reikia atsukinėti. Ir štai taip atrodo galiukas. Išsispaudžiam nedidelį kiekį ir pasižiūrim, kaip atrodo ta spalva. Bet man tas užsukimas truputėlį nepatinka. Norėtųsi, kad būtų pompana, bet yra kaip yra. Dabar jau šiek tiek tamsu, tai nelabai matosi. Na, bet matot, tokia šilta spalva, šviesi spalva. Vėlgi kamerai ir realybėj, skiriasi, bet ir mano rankos atspalvis skiriasi, kaip atrodo kamerai ir realybėj. Tai nežinau, sunku gan taip nutaikyti ir parodyti, dėl to nuotraukai būtų gal geriau, nes galima truputėlį pabandyti nutaikyti tą spalvą. Na, bet aš dabar lyginu visą tą ant rankos ir noriu parodyti, koks maždaug yra jo padengimas. Na, matot, lengvas pakankamai. Tokį kiekį išlyginau ir atrodo, lyg kaip ir nebūtų susilygina spalva, bet, žymių odos trūkumų jis nepaslėps. Toliau turim kitą spalvą. Aš šią nuvalysiu greitai, kad būtų švari ranka. Kitą spalvą truputėlį tamsesnio atspalvio, tai yra 228G, bet irgi šilta, golden, čia taip netyčia man išėjo tokias spalvas turėti. Taip. 228G būtų nude spalva, va šita. Nude. Na ir pasižiūrim, kaip jinai atrodo. Akivaizdžiai tamsesnė. Man jau per tamsi ir labiau geltona, tokia labiau auksinė. Taip, matot, kaip atrodo ištepus. Toksai nėra blizgus tas padengimas, tačiau toks kremiškas, toksai nėra matinis, žodžiu, efektas ant veido odos. Jinai atrodo tikrai tokia truputėlį, ne tai kad blizgi, o tiesiog sudrėkinta. Labai natūraliai drėgna tokia oda. Tai, ko dar nepasakiau, pakuotė yra 30 ml. Tai tikrai yra vienas iš mano mėgstamiausių gaminių. Na ir ką dar, jo kaina, čia šį kartą dabar matau tokia įdomi akcija, įsigyk vieną už 11,69, kiti kainuos tik po 5,49 ir tai būtų, palaukit, 16, 17, tai 1,8,5 euro, kažkas taip, tarp 8-9 eurų, jeigu perkat 2. Nepasakiau ir lūpų dažų kainų, labai atsiprašau, tai truputėlį perverčiu atgal, kad nereiktų karpyti to video ir ten per daug dirbti. Tai lūpų dažai kainuoja 8,79 vienas, o visi kiti tuomet po 4,49 ir tai galioja, galima derinti tiek drėkinamosius tuos blizgius, tiek matinius. Pavyzdžiui, perkam vieną tokį ir tuomet vienas kainuoja 8,79, antras 4,49. Na tai sudedam, padalinam iš 2 ir gaunam kokią vieno gaunasi kaina. Pakankamai nebloga. Ši kosmetika, tiek lūpdažiai, tiek būtent makiažo pagrindas, jie abu, kaip čia, priklauso tokiai kaip linijai Makeup Plus Care, tai reiškia makiažas, kuris rūpinasi oda, rūpinasi lūpomis, padeda, tobulina
žodžiu, tą būklę tiek odos, tiek lūpų. Dabar dar noriu trumpam grįžti prie vieno tokio pasiūlymo, kad perkant iš 7-11 puslapio, tai būtų būtent arba tie lūpų dažai, arba makiažo pagrindas. Įsigijus bent vieną kažkurį gaminį, yra dar toks papildomas pasiūlymas, kaip su labai didelė nuolaida. Tai yra rinkinys, kurį sudaro 30 ml talpos Perceive aromatas ir juodas akių pieštukas kreminis, toksai labai labai malonus, tik už 5,99 du gaminiai, tai yra, wow, čia rašo rinkinio vertė 20 eurų. Tai jeigu perkat kažką iš tų, nepraleiskit, galbūt susidomėsit ir šitų. Verčiam toliau. Ir čia mes turime dar neišėjusią naujieną, tai yra kvapusis vanduo ateityje Everlasting, Today, Tomorrow, Always Everlasting. Ir dabar galima įsigyti jo mėginėlį arba mažą purškiklį, o vėliau bus galima įsigyti nuo balandžio pilną buteliuką. Tai tada aš apie jį plačiau ir pašnekėsiu, o dabar parodysiu tik tai patį jau pilno dydžio buteliuką, čia toks bus kaip preview, storo stiklo buteliukas, kvadratinis, pats tualetinis vanduo, matote, yra rožinės spalvos buteliukas bespalvis, ir tai yra gėlių aromatas, kuris savyje turi migdolų žiedų ir migdolų pieno, karčiavaisio citrinmedžio žiedų, muskuso. Jis toks bus šiltas ir labai pieniškas, tikrai jaučiasi ta tokia pieniška karamelės nata. Gėlės nėra visiškai toks tik gėlių aromatas, labai jaučiasi tas toksai truputėlį gurmaniškas, pieniškas aromatas. Tai tik tiek kol kas aš apie jį čia bepasakoju, daugiau papasakosiu balandžio mėnesio apžvalgoje, tuomet gal mano ir savijauta ir nuotaika bus geresnė ir galėsiu tiesiog įdomiau truputėlį apžvelgti. Tai galima dabar įsigyti mėginėlį už 35 centus arba purškiklį, mini purškiklį 10 ml už 5,99. Verčiam toliau ir turim tokią naujienų seriją, kurios visai iš tikrųjų nėra naujiena. Tai yra kūno losjonas ir rankų kremas, kurie kvepia berods jazminais, taip jazminų kvapo. Ir jie periodiškai kiekvieną berods pavasarį, jeigu neklystų, keičia savo įpakavimą ir savo dizainą, prisiderindami prie to laikmečio madų. Ir dabar mes turime tokius buteliukus. Štai rodau. Čia aš turiu kūno losjoną 400 ml. Rašo Shimmering Body Lotion, bet nežinau, ar jisai turi kažkokio tai blizgesio, aš taip nemanau, tuoj pasižiūrėsim. Ir taip rašo su glicerinu, normaliai arba sausai odai, jazminų kvapo. Taip truputėlį pilu ant rankos ir rodau jums, kaip atrodo konsistencija. Kūno losjonas šis yra lengvas. Paprastai visi jie būna kaip losjonai pakankamai lengvi, tokie labai greitai susigeriantys, nepaliekantis riebios plėvelės. Ir tikrai jaučiasi intensyvus jazminų aromatas. Man tai tiesiog tokio močiutės muilo aromatas. Kodėl močiutės? Dėl to, kad pas ją toks tikriausiai būdavo, bet toks jazminų muilo aromatas. Čia yra skonio reikalas, kažkam galbūt patinka, kitiems nepatinka. Man jis asocijuojasi tas aromatas tiesiog su švara. Ir turim rankų kremą.
Matot, pakuotė yra tokia visai, įdomi grafiškai, yra tam gėlės, ir tokios figūros moterų. 75 ml rankų kremas. Jeigu gerai atsimenu, tuoj patikrinsiu. Taip, rankų kremas yra tirštas. Jis yra jau visai priešingai nei losjonas, arba kartais negu ir kiti rankų kremai, jis yra gan riebus. Nėra, kad būtų sunkiai susigeriantis, ne, sakyčiau, jis išsitepa gan maloniai ir lengvai, tačiau labiau tinkamas galbūt nakčiai, nes vis tik tai palieka lengvutę tokią plėvelę. Dabar nedaug įtepiau, tai gal iš tikrųjų net ir neslysta, nesijaučia visiškai susigėrę, ar ne? Bet jis vis tik tai yra toksai labiau maitinantis, labiau toksai, man norėtųsi jo prisitepti daugiau, užsidėti pirštinaitės nakčiai ir taip tas rankas padrėkinti. Ir vėlgi tas pats tikrai intensyvus jazminų aromatas. Dabar galima įsigyti kūno losjono 400 ml pakuotę už 4,99, 720 ml pakuotę už 7,39 ir noriu pažymėti, kad ta didžiulė pakuotė jau turi dozatorių, šitą tiesiog atsikemša paprastai, o ten jau galima paspausti, kas yra ganėtinai patogu. Rankų kremas 2,89. Taip pat galima pirkti rinkinį, mažesnį kūno losjoną su rankų kremu už 5,99. Toliau sekanti tokios švaros kosmetikos linija, tai yra Avon Senses Essence nauja kolekcija su, kaip čia lietuviškai verčiasi, su ne bergamotė, kaip jinai, pelargonija ir apelsinais. Taip pat praturtinta yra jūros dumblių ekstraktu, jie yra su natūraliais ekstraktais šie gaminiai. Ir šitoj kolekcijai mes turime, pradėkim gal nuo didžiojo, tai yra 500 ml vonios ir dušo eliksyrą. Tas eliksyras, tai galima naudoti jį ar tai prausiantis kaip dušo želę, arba galima pilti į vonią, nes jis gerai putoja ir susidaro nemažai putų. O dabar pakalbėkime apie patį kvapą. Pats kvapas yra labai įdomus, bet man asmeniškai labai skanus. Jis kvepia spa. Turi tokį žalią tos pelargonijos, turi tokį aštresnį truputėlį žalią kvapą, kurį atgaivina tas apelsinas. Sunku net paaiškinti, bet puslapis yra pakvepintas, jeigu turite naują katalogą, tai turėtų tikrai jaustis. Man asmeniškai labai skanus aromatas ir labai labai primenantis gryną tą tokį spa atmosferą, būna tokie žolelių, lyg kažkokie kvapai, tai kažkas tokio. Ir tada dar turime rankų muilą 250 ml ir rankų losjoną 250 ml. Jie abu yra su dozatoriais. Galime pasižiūrėti, kokia yra rankų losjono ta, kaip konsistencija, ar ne? Kol užsipompuosis iki viršaus, štai. Labai lengvutis, ypatingai, gerokai net lengvesnis už tą kūno losjoną, kurį ką tik rodžiau iš Avon Care. Toks kaip vandenėlis ir tas kvapas. Apskritai, šita kosmetika tiek savo dizainu, tiek kvapais tiktų, aš manau, būti pastatyta kažkur spa arba prabangaus viešbučio ponios kambaryje, kažkur tai tikrai tokią atmosferą kūrė, nes ir tos pakuotės atrodo labai, taip prabangiai, tos etiketės tokios nekičinės. Žodžiu, tikrai labai faini produktai. Losjonas ypatingo lengvumo, matėt, puikiai susigėrė viskas. Kainos jų yra rankų losjono 5,49, rankų muilo 4,99, vonios ir dušo eliksyro
5,19 galima pirkti rinkinį už 13,99 € ir tai būtų visai, manau, nebloga dovana, nes tokie produktai atrodo, na, mano nuomonė, aukštos pakankamai klasės, net nepanašus į, na, pigaus prekės ženklo, žinot, gaminius. Toliau pereinam nuo kosmetikos jau prie tokių mados naujovių arba įvairių namų apyvokos naujovių. Na ir čia turime liemenėlę. Liemenėlė, kuri vadinasi Bradapt, tai yra, kuri prisitaiko prie kūno ir yra lyg, čia taip rašo, antros odos pojūtis, žodžiu, patogi, be lankelių, nematomos lazerių atliktos siūlės. Taip, tai iš tikrųjų pamatysit, jos nesimatys po palaidinėmis prigludusiomis. Galima reguliuoti petnešėlių ilgį ir užsisega nugaroje ir yra įdedamos pagalvėlės, paminkštinimai. Dabar yra 3 atspalviai, kūno spalva, juoda ir rausva. Tuoj parodysiu jas visas, pasikelsiu truputėlį. Na ir va. Pradėsiu gal nuo juodos, tiesiog paprasta. Na, bus sunku, aišku, taip jau labai parodyti čia tokiam formate, na, bet ką padarysi. Juoda liemenėlė, dabar, matot, viduj yra paminkštinimas va čia ir nesimato praktiškai jokių siūlių niekur, nėra lankelių. Dabar petnešėlės yra reguliuojamos, vidutinio platumo tokios, reguliuojasi įprastai. Na ir gale užsisega plačia juosta, trim net štai sagutėm ir matot, yra galimybė daug reguliuotis. Plotį, apimti tiksliau. Dabar iš vidinės pusės, štai čia yra kišenėlė, ne tokia skylutė, per kurią galima ištraukti tą paminkštinimą. Ar pakietinimą, kaip mes jį vadinsim, nesvarbu. Ir jinai tuomet liks tiesiog tokia vat medžiaginė. Iš esmės man viskas joje patinka, išskyrus pačią medžiagą šiek tiek. Jinai yra pagaminta iš nailono ir elastano ir jinai ir jaučiasi tokia truputėlį tokia sintetinė, nu tokia jaučiasi, nemoku paaiškinti, sintetika. Bet tokios liemenėlės kaip ši yra dažniausiai nešiojamos ne kiekvienai dienai, o po suknelėmis, aptemptomis palaidinėmis, žodžiu, kai moterys nori pasipuošti ir nenori, kad apskritai matytųsi kažkokie tai tenai neriniukai ar kokie tai ten, na, siūlės, dar kažkas. Jos tokios liemenėlės labai yra tinkamos, na, slėpti po kitais rūbais. Dabar tai pamatėm juodą, taip pat yra įprasta kūno spalva, va čia geriau matysis, dar geriau gal matysis tas įdėtas paminkštinimas, jis čia nepersišviečia, tiesiog jo forma taip matosi, ar ne? Vėlgi, va, čia aš turiu dydį M. Ir paskutinė spalva yra rausva, čia taip rašo rausva, bet tiek nuotraukai ten matosi, tiek čia, kad jinai, nu, tokia, čia kamerai tai visai balta atrodo, bet iš tikrųjų tai yra tokia kaip balta, praskalbta su kažkuo rožiniu lengvai. Nu, jau antiek ten tos rožinės nesimato, man, nu, praktiškai, nu, aš nepavadinčiau jos rožinė niekada, yra rausva. Labai tokia keista spalva, mano nuomonė, nei tai kūno, nei tai balta, tai va šita man, čia aš truputėlį ištepus kažko, nelabai man jinai patinka, ta kūno spalva ir juoda yra labiau pritaikoma, man atrodo, šita tokia truputėlį, nu, ne visai. Vienos liemenėlės kaina yra 29,99, šiaip jos yra patogios, tikrai patogios, na, ką aš žinau, kasdieniškos, puikiai po drabužiais atrodančios, liemenėlės kaip liemenėlės. Štai, tokiam maišelyje
va, užtraukiama gumute yra įpakuota ta pižama ir būtent toks jos raštas yra. Nu, man tai pasaka, žiauriai gražus raštas. Pižama vadinasi Wildflower ir yra pagaminta iš 65% poliesterio ir 35% viskozės. Maišelyje gražiai supakuota yra ta pižama ir papildomai tokia kaip smulkmenėlė, nežinau kaip čia pavadinti, staigmenėlė, kur jinai yra. Tai tau, plaukų gumytė. Bet dabar kur jinai dingo? Na, gal tuoj iškris kur nors. Na, tai rodau, kaip atrodo pati pižama. Štai, kelnes, matot, koks yra gražus raštas. Nu, ypatingai, jinai tokia minkštutė. Viršuje yra guma yra laisva. Kelnes yra visiškai tiesaus kirpimo, toj parodysiu jų apačią. Va, tiesaus kirpimo apačia nėra jokio užveržimo. Pas mane čia yra dydis M, jums tas nieko nesakys, nes, nu, aišku, tokiam formate nematysit jūs nei to ilgio, nei to pločio nieko, bet pakankamai tikrai didelė. Ir tos kelnes plačios, labai, na, ypatingai patogi, tikrai. Nu, minkštumo neišpasakyto. Dabar kalbant, va, kur ta gumytė pasislėpus, kalbant apie palaidinę, va, čia yra pritvirtinta plaukų gumelė. Faina, tokia gaila, kad mano plaukai trumpi, gal užaugs kada nors. Tokio paties rašto graži plaukų gumelė. Ir kalbant apie palaidinę, priekyje yra toks atvartas. Vat matot, aš paskui parodysiu dar katalogą, kad geriau matytųsi. Atvartas ir jinai yra užsegama sagutėmis. Rožinės mažos sagutės iki apačios. Na ir trumpos paprastos tiesios rankovės. Tokia visiškai senamadiška klasika. Nu, nežinau kodėl, bet man asmeniškai labai gražu, labai kvepia vintažu. Ir tas švelnumas, nu, man tai yra tikrai, bus man tobula vasarai pižama. Jos kaina yra 37,99. Čia, žinoma, yra skonio reikalas. Ar jums gražu būtent toks stilius, o galbūt jums labiau patinka tai štai toks modernus stilius, kokį rodžiau praeitą kartą. Kiekvienas renkasi pagal save. Pižamos dydžiai yra 4, S, M, L, XL. Atsiprašau, aš kaip sakiau, šį kartą ėmiau dydį M. Nepasakiau, sugrįšiu labai trumpam prie liemenėlių, kad jų dydžiai taip pat yra matuojami lygiai taip pat S, M, L, XL. Ne įprastais tais matavimais, žinote, 75B ir panašiai, bet taip. Apie drabužius turbūt kol kas viskas. Toliau turiu parodyti namų jau tokią apyvokos prekę, tai yra kvapiųjų aliejų garintuvą. Tuoj pasiemu jį. Toliau stovi šiek tiek. Štai tokioj kartoniniai dėžutėj. Tuoj išvynioju, kad galėčiau parodyti. Taip. Viduje yra instrukcija ir yra USB laidas. Vienas galas kišasi, žinoma, į prietaisą, kitas į USB, na, kažkokį tai krovimo įtaisą. Štai taip jinai atrodo. Dizainas, sakyčiau, pakankamai modernus. Kas man nepatinka, kad tai yra gan tokia, šitas dantelis plasmasė. Nu, tokia, matot, net minkštas toks. Tai neatrodo, mano nuomonė, labai prabangiai, bet truputėlį tą vaizdą pagerina tai, kad viduje yra spalva keičianti LED lemputė ir jinai tuo metu, kai garuoja ten viskas, žodžiu, keičia spalvą ir per tuos plyšelius pailgus mes matom kintančias tas spalvas ir tikrai tuomet atrodo daug gražiau. Dabar aš, aišku, jos nejungsiu ir nerodysiu, bet vėlgi galbūt Instagrame kažkaip tai pavyks man ją nufotografuoti ar kaip jinai veikia. Nusiema tas viršus, štai čia yra pati lempa, vėlgi atsidaro šita dalis viršus ir čia tiesiog įpilam vandens į pačią tą didžiąją talpyklą ir lašinam keletą lašų kvapiojo aliejaus
uždengiam, uždedam tada tą viršų ir viskas, įjungiam įjungimo mygtuką ir garuojam. Kaina yra 39,99. Ar jinai verta tokios kainos? Aš gal sakyčiau ne. Manau, už tokią kainą galima rasti geresnių variantų, bet, na, nežinau, pagalvot galima. Gal jeigu ieškot kažkam dovanos, norit padovanot tokį, na, vat, kažkokį tai ne visai tradicinį dalyką, tai kodėlgi ne. Sakau, jinai tikrai daug fainiau atrodo, kai jinai veikia ir tos spalvos kinta. Na, parodysiu, žodžiu. O kalbant apie kvapus, tai kvapų tų, va, matot, aliejų šalia yra pristatyta, čia yra įvairių, galima rinktis. Dabar aš apie juos nekalbėsiu, todėl kad noriu, kad nebūtų tas video be proto ilgas ir pereisiu prie kitų kvapių dalykų, kitų kvapių naujienų. Kas yra štai šie labai gražūs gaminiai, tai yra karališką bijūnų aromatą, intriguojančiai paįvairinančių citrinų ir rožių natų, žvakė ir namų kvapas. Tai yra toks gėliškas citrusinis aromatas. Na ir mes turim, gal pradėkime nuo žvakės, žvakę, bet kas man patinka, tai yra ta beprotiško grožio pakuotė. Bet čia yra verta investuoti. Stiklas, storas, gražus, raudonos, tamsiai spalvos stiklas ir nuostabus kvapas. Tikrai beprotas skaniai kvepia. Gėlės, tos čia bijūnai, rožės, mano nosis ne visai atskiria kokios ten tos gėlės, bet gėlės ir labai tas citrinų toksai gaivumas paįvairina. Nu, tas kvapas labai nėra toksai, žinot, pigus, kaip tualeto gaiviklė. Aš dažnai sakau, būna tokių kvapų, ypatingai tų maksiminių kvepiančių žvakių, kur tiesiog, antiek cheminis, antiek jisai, ateini ir namuose kvepia kaip viešajam tualete, pakvepintom ten citrinam kokiam. Tai čia toli gražu, taip nėra, tas kvapas labai, aš sakyčiau, prabangus. Ir kvapiosios žvakės kaina yra 13,69, dega iki 36 valandų, kas mano nuomonė nėra labai daug už tokią žvakę, nes ir pakuotė didelė, ir pati žvakė didelė, sakau, pakuotė didelė, pakuotė labai graži ir pati žvakė didelė, žodžiu, yra apie ką pamastyti. Ir tuoj atpakuosiu namų kvapą. Tuoj parodysiu, kaip aš čia įtraukiu, matot, vat, štai taip viskas atrodo. Tuoj nenoriu sudaužyti, todėl kad čia yra, žinokit, daug gražiau nei gali pasirodyti iš pirmo vaizdo. Dabar nežinau, kaip išpakuoti, atleiskit, tuoj bandysiu. Bandau. Ai. Taip. Tuoj pamatysit. Net man čia smagu ir įdomu. Taip. Štai čia yra kvapas pats, matot, skystis, uždarytas, užsandarintas, toks pats kaip ir žvakės. O štai čia mes turim įmerkiamą į vidų su tokio kaip knatu beprotiškai gražią gėlę ir jinai yra molinė. Ta prasme, ne ten kokia pigi plasmasė, ne ten koksai, nežinau, medžiaga ar dar kažkas, kaip būna koks veltinis. Čia yra labai gražus, meno molio dirbinys. Labai tikrai gražiai atrodo ir kai jie ten įkiša tą knatą. Bendrai vaizdas yra, toks, ar ne, ten visą įlenda, ant tokio, raudono to, beprotiškai gražus kvapiklis, kvapas nuostabus ir kaina jo yra 20,99. Na, tiesiog kažkas neišpasakyto, tikrai super, sakyčiau, ypatingai. Ir ta žvakė, ir šitas atrodo prabangiai ir tinka dovanoti, labai tinka dovanoti. Vat jeigu važiuojat pas giminaičius, ten Velykų, tarkim, proga, tai vežat kiaušinių
ir galit ir tokį rinkinį žvakės ir namų kvapą nuvežti, tai tikrai prabangiai atrodo. Na ir ta pakuotė, tai tokia kaip pastebėjot, kaip tos pižamos raštas. Na ir toliau, čia nerašo, kad tai būtų naujiena, kiti kvapai, va čia pačioj Time for Energy, bet aš jų anksčiau nemačiau, tai galbūt aš tiesiog praleidau, taip gali būti kažkaip, arba jų ir nebuvo ir vis tik tai yra naujiena. Na tai aš rodau, kas čia yra greitai. Tai yra žvakė, kvapusis aliejus, būtent lašinamas į tą lempą, arba jį gali būti molinį garintuvą. Šita kolekcija Time for Something, jinai yra labai, mano nuomonė, irgi graži, labai taip atrodanti moderniai, elegantiškai. Ir pasižiūrėkit, kaip atrodo žvakė. Time for Energy, tom blizgiom aukso spalvos raidėm išraižyta, labai gražiai atrodo. Ombre, tokia oranžinė pakuotė, stiklinė. Na, o kvapas labai labai malonus, gaivus, greipfruktų ir mėtų kvapas, labai tinkamas vasarai, pavasariui, vasarai, ir jeigu atvirai, tai yra mėgstamiausias mano aromatas iš šitos kolekcijos Time for, nes buvo ir Time for Joy, Time for Relax, turbūt ten, nežinau, Sleep, dar ten kažkas, daug ten jų buvo. Tai šitas kvapas yra mano pats mėgstamiausias, jis kvepia. Čia dar rašo greipfruktas, citrina, peppermint, mėta, jis toks kaip saldainis, kaip kažkoks citrusinis saldainis kvepia. Na, kvapo, to pačio namų kvapo vaizdas yra panašus, yra pagaliukai. Pagaliukai yra 8 net. Ir yra, štai tokia pakuotė, toks buteliukas to skysčio. Jis yra vėlgi, stiklinis, tokio stiklo, matinis paviršius, ombre efekto, labai labai gražus gaminiai. Jie nėra patys pigiausi, kainos tokios pačios kaip ir prieš tai mano rodytų, tai pakartosiu. Nėra jie patys pigiausi, kad ten sakytum, mokėtų už kvapą 20 €, tai čia jau daug. Taip, iš tikrųjų, mano nuomonė tai nėra mažai, nes yra tam tų kvapų Eurokose ir po 8 € galima nusipirkti. Bet vaizdas, kaip jie atrodo gražiai. Ir tie kvapai tokie, nėra piguva tokia. Žodžiu, man patinka. Tikrai aš rekomenduoju. Čia man viskas krenta. Na ir pasakau dar kainos. Žvakė 13,69, atsiprašau. Kvepiklis namų su lazdelėmis 20,99 ir kvapusis aliejus, o šitas lašinti 8,39. Kvapusis aliejus iš esmės yra turbūt ekonomiškiausias variantas, dėl to, kad jo reikia vos kelių lašiukų ir kvapas būna intensyvus ir užtenka to buteliuko tikrai labai ilgam. Toliau, pereinam prie naujovių iš bižuterijos. Aš dabar truputėlį pasiskubinsiu ir pradėsiu kalbėti greičiau, nes matau, kad video jau bus beproto ilgas ir dažniausiai žmonėms būna nebeįdomu tam po 15-20 minučių toliau klausyti. Na, tai turime bižuterijos gaminius. Tuoj aš traukiu čia arčiau juos prie savęs. Ir tai yra beprotiško grožio gaminiai. Pirmasis, tai yra tokia kolekcija, vadinasi Dawn, arba kaip čia, Aufra. Ne? Čia yra pakabukas, ilgas pakabukas. Ir atrodo jisai šitaip, tuoj sufokusuos, va. Pagamintas iš plieno, dervos ir žalvario. Matot, į vidų peršviečiama yra inkrustuotos gėlytės, tikros džiovintos gėlės ir dar ten yra blizgios folijos, tokie blizgučiai. Bet atrodo labai gražiai. Truputėlį jis yra išpurvintas čia, man atrodo. Atrodo visai, sakyčiau, netgi, taip,
Turi tokį vintažą prieskonį, tos gėlės džiovintos, bet atrodo gan elegantiškai, taip nekičiškai ar ne, nepigiai. Grandinėlė labai graži, smulkaus pinimo, tarpuose, matot, eina tie burbuliukai tokie ir jinai yra ilga. Jos ilgis yra iš viso 80 cm, tai iš esmės, kaip ir parodyta modeliui, baigėsi ta pakabukas žemiau, vat, krūtinės, ar ne? Ir šalia to yra auskarai. Auskarai, kurie atrodo vat taip, lygiai tas pats užmanimas, tos pačios dvi gražios gėlytės džiovintos ir lapelis. Ir, na, tokie žiedeliai, jie, kaip matot, yra ant kabliuko, ten dar va, tokio, pakankamai trumpo. Atrodo tikrai gan, ne tai, kad prabangiai, nu tai nėra prabangus papuošalai, bet ta bižuterija, jinai atrodo taip skoningai, gal aš taip sakyčiau, būtent šie gaminiai. Ir pakankamai geros kokybės. Dabar skersmuo auskariukų yra, čia rašo 2 cm, na, kaklo pakabuko yra daugiau, bet neparašyta, bent jau aš nematau jo. Truputėlį didesnis yra tas žetonas. Kaklo papuošalo kaina 13,99, auskarų 9,99. Toliau sekantis, kitam puslapį, bižuterijos rinkinys yra 20 porų auskarų rinkinys už 13,99, tai reiškia, kad viena para auskarų jums išeina už vos ne pusę euro, 50 centų, beveik, aš nesakau, kad visai, bet beveik. Na ir atrodo jis taip. Tokia dėžutė kartoninė. Ir štai mes turime visas tas poras auskarų. Truputį jie man čia susimakalavina, bet kažką vis tiek matysim. Ką aš galiu pasakyti? Auskarai tinkami mergaitėms, mano nuomonė. Kurios, žinoma, turi prasidūrusios ausis. Jie yra pakankamai tokie pigus, kaip pakankamai gerokai pigus. Jie yra pagaminti, dabar nematau, iš ko nerašo. Iš tikrųjų, kodėl nerašo, keista. Dauguma jų yra prie ausies tokios akutės, matot, širdelės, blizgučiai, kažkokie tai ledeimančiukai, apvalūs tokie, vat, visokie. Na ir keletas auskarų tokių kaip žiedelių, ar ne, va čia tokios įdomios kaip gėlytės ant tų žiedelių. Na, auskarai tokie, žinot, kiekvienai dienai gali būti, kur užsidėjai, panešioji 2 dienas ir išmetei, arba, kaip sakau, jaunoms mergaitėms, kur tikrai investicija nėra didelė, 13,99, o pasipuošti mėgsta turbūt visos. Ypatingai, jeigu mamos puošiasi, tai ir dukros puošiasi, ar ne? Tai toksai, vat, rinkinukas. Toliau pereinam prie apyrankių. Yra toksai apyrankių rinkinys, kuris vadinasi Flora. Ir turime 2 spalvų rinkinius. Vienas yra oranžinių atspalvių, kitas yra violetinio atspalvio. Vieną rinkinį sudaro 4 apyrankės ir pasižiūrėkim kokios. Viena tampri paprastų gelsvų tokių karoliukų apyrankė. Kita, matot, jau tokia truputėlį gražiau atrodanti, tokie vat pailgi karoliukai. Tada oranžinio stiklo karoliukai, vėlgi tampri. Tada didesnių burbulų tampri apyrankė, vėlgi įvairių atspalvių, tokie oranžiniai ir persikinio tokio atspalvio. Na ir paskutinė, tai yra kaip grandinėlė, užsegama, matot, kokiu užsegimu, tiesiog plona aukso spalvos apyrankė. Ir bendrai sudėjus jos atrodo vat šitaip, toks rinkinys. Mano nuomonė, visai pavasariui, vasarai tokie rinkiniai atrodo gražiai. Kaina rinkinio yra 11,99. Tos
netamprios apyrankės skersmuo yra, kaip neskersmuo čia, tas diametras, 18,5 ilgis plus 2,5 centimetrai ilgis. Taip reikėjo sakyti, labai atsiprašau. Kaip matot, man galva nedirba. Toliau, kitas apyrankių rinkinys yra violetinės spalvos. Ir čia mes turime vieną labai gražią apyrankę, yra tokie kaip matiniai, pusiau ne visai matiniai, bet tokie tamsaus, neperšviečiami burbuliukai, ir kitoj pusėje yra kaip tik peršviečiami tokie violetinės spalvos burbuliukai, labai graži. Toliau panaši, bet truputėlį kitokia, vėlgi įvairaus atspalvio violetinių burbuliukų apyrankė. Matot, dvi sudėtos, gražiai atrodo. Toliau kita, labai gražiai atrodanti, vėlgi tampri. Yra 3 tokie kaip cilindriukai ir burbuliukai tarp jų. Ir 4, kuri man nepatinka, čia aš taip jau nuteikiu iš karto, stambaus pynimo apyrankė užsegama taip, kaip ir ten buvo. Ir atrodo visos kartu štai šitaip. Man asmeniškai tiesiog negražiai atrodo ta plati apyrankė. Man būtų daug gražiau, jeigu būtų buvus tokia pati. Ne, kaip jums, nežinau. Kaina ta pati, 11,99 rinkinio, tiesiog aš manau, kad aš nenešiočiau šitos grandinės, nes jinai atrodo gan pigiai. Taip, ką žinau, grandinė tokia. O šitie kitos tos 3 apyrankės atrodo labai, labai fainai ir gražiai, mano nuomonė. Tai čia su tokia vasariška bižuterija baigiam ir toliau pereinam prie truputėlį prabangesnės bižuterijos. Ir tai yra dirbiniai su kubiniu cirkoniu. Šie jau gaminiai yra dengti platina ir jie tikrai, yra jau gerokai prabangesni. Čia rašo premium quality gaminiai. Štai čia aš turiu pakuotės ir mes turime ne rinkinius, bet 2 atspalvius, vieni yra geltoni, kiti yra skaidrus ir žiedai, auskarai ir apyrankės. Traukiu, nežinau, ką ištrauksiu, bet dabar kaip atrodo ta pakuotė, signature, išsitraukia ir viduje yra raudonas toks, parašyta platinum plate, dengta platina, raudonas toks maišelis ir jame, šį kartą ištraukiau auskarus. Štai taip atrodo skaidrus auskarai. Ui, tai tau. Jie yra pakankamai maži. Iš katalogo sunku nustatyti jų dydį, nors nėra parašyta auskarai, tiesiog parašyta auskarai, neparašytas dydis. Atrodo, kad bus gan dideli, panašiai vos ne kaip žiedas, ne? Bet iš tikrųjų daug mažesni už žiedą, paskui pamatysit žiedą, mažučiai tokie, atrodo labai prabangiai. Čia tikrai jau vakarui galima pasipuošti prie suknelės, prie aukštakulnių, tikrai labai gražiai atrodantis papuošalai. Aš dabar čia taip, bet kaip traukiu ir žiūriu, ką ištraukiu. Taip, geltona, pabandysiu surasti visus vienodus. Toliau turiu apyrankę. Apyrankė irgi atrodo beprotiškai gražiai. Ypatingai plono pynimo. Ir matot, toksai cilindro, kokio cilindro? Kas man šiandien darosi? Ovalo formos, toks kaip kristalas, ne kristalas, ar ne? Apyrankės ilgis yra 18,5 cm ir plus dar 2,5 galima pridėti, nuimti, ar pridėti per prailginimą. Bet matot irgi, tikrai prabangiai atrodo tokia labai labai ploni. Ir trečias gaminys, matot, yra žiedas. Žiedas atrodo labai prabangiai. Ir aišku, toks jau didelis, palyginus su auskarais. Žiedo dydžiai yra matuojami 6, 8, 10 tokiais matmenimis, bet galima čia uždėti
ant viršaus ir savo žiedą ir pasižiūrėti, kokio dydžio jums reikėtų. Aš užsidėsiu dabar ant piršto ir pasižiūrėsim, kaip atrodo. Atrodo štai taip. Gražu, ar ne? Dengta platina, kaip sakiau. Dabar parodysiu greitai dar geltonus. Štai. Geltonas žiedas. Berods aš ėmiau vieną žiedą. Taip. Vienas yra 6 dydžio, kitas 8. Geltonas yra 8. Matot. Toliau auskarai. Geltoni. Matot, daug mažesni vėlgi. Labai gražus. Beproto gražus, kai geltoni papuošalai. Ir apyrankė irgi. Wow. Labai, labai graži. Man tie geltoni tai ypatingai gražus. Aš juos, manau, pasiliksiu savo. Kainos jų yra apyrankės 26,99, auskarų 27,99 ir žiedo 25,99. Nemažai, bet matot, atrodo tikrai labai gražiai. Toliau sekanti naujovė, ką noriu jums parodyti, tai yra akiniai nuo saulės. Akiniai nuo saulės Flor. Atrodo jie štai taip. Juodas, labai platus rėmas. Plačios auselės, kaip čia pavadinti. Tokia aukso spalvos detalė. Tamsiai pilkas juodas toksai stiklas. Polikarbonato rėmelis, akrilo lęšiai, filtro kategorija 3, UV 400, kaina 14,99. Sveiki, matot mane. Tokie akiniai labai modernus, aš sakyčiau, tokie truputėlį cat eye. Ta yra, kaip mada, bet tokie daug labiau kampuoti, tokie sumodernintas cat eye variantas. Man asmeniškai jie netinka prie veido. Užsidėjau, negražu, niekaip man nelimpa, bet visoms madistams tai, sakyčiau, gan įdomus variantas. Toliau paskutinės jau naujovės. Tai yra rankinės. Rankinė My Everyday Midi rankinė. Ta My Everyday kolekcija, tai yra tokia labai kasdieninių rankinių kolekcija Avon, jos būna visada vienokios ar kitokios. Na ir čia ta midi rankinė, tai yra štai tokia. Vėlgi dydį sunku nupasakoti. Ar čia yra parašyta toj? Kodėl neparašyta, žiauriai keista. Ai va, 27 ant 5 ant 24 cm, rankenos ilgis nuo 70 iki 132 cm, poliuretanas, poliesteris. Ši yra, man kas patinka jos dizaine, sudaryta iš 3 spalvų. Tai yra juoda apačia, čia priekiai matote kišenėlę užsavimą užtrauktuku, pakankamai nemaža. Viršus toks kreminės spalvos, o pati rankena ir užtrauktukai yra tokios rožinės spalvos. Matot, rankena reguliuojasi. Rankinės dugnas yra va štai toks nėra labai platus, jinai tokia yra gan kasdieniška, va taip atrodo ant modelio. Man tai jos yra patogios gan, tokia minkšta ta. Poliesteris tas minkštas atrodo, ne kaip tikra oda, bet tikrai ne kaip plasmasė. Tokia minkštutė. O dydis yra pakankamas, nei tai per didelė, nei tai per maža. Kaina 26,99, tai tikrai nedidelė. Ir jeigu ieškant tokios kasdieniškos rankinukės, tai visai ir nebloga. Kita naujovė rankinė Cassia. Aš jums praeitą kartą rodžiau šios rankinės versiją, kuri buvo kūno spalvos, o dabar turiu jau tokią labai jau madingą. Čia taip juokauju, žinot, rožinės spalvos. Dabar vėl kamerai atrodo, lyg būtų biški oranžinė ar kokia koralų spalva, bet taip nėra. Jinai yra tokia šaltesnė, truputėlį prigesinta rožinė spalva. Jinai yra bagetės tipo rankinė. Ir šitas kabaliukas gali būti nuimamas. Jie šone, matot, yra karabinai. Jį galima visai nuimti, jeigu jums nepatinka. Arba jeigu kasdienai nenorit
ir turėti va tik tokią. Išorėje jokių nėra pagražinimų, jokių kišenėlių, dugnas va tokio pločio. Viduj turim vieną mažytę kišenėlę va neužsegamą ir tada tiesiog jau pats rankinės vidus. Pamušalas pakankamai malonus, nėra toksai medžiaginis, ne plasmasinis kaip būna. Ir labai trumputė rankena, kaip čia parodyt, kuri vat šonuose yra tokie metaliniai pagražinimai ir labai trumpa rankena, kuri nesireguliuoja. Tai yra tokia, žinot, po pažastimi rankinė, bet atrodo labai pavasariškai, tas jos atspalvis labai fainas pavasariškas ir jos jau kaina yra 32,99. Na, tai čia už madą. Matot, kaip jinai atrodo. Šiaip graži rankinė. Dydis 24x6 ir 20 cm, išorė poliuretanas, pamušalas poliesteris. Na ir dabar jau atrodo viskas, supasakojau, video be proto ilgas, aš, kaip matot, net jau vos be atsidūstu nuo kalbėjimo. Tai tiek tų naujienų kovo mėnesį, dabar jau kovo paskutinę savaitę, aš džiaugiuosi, kad man pavyko iš vis tą video nufilmuoti, nes galvojau, kad jo visai nebus, na, o tikiuosi, kad balandį susitiksim su truputėliu daugiau energijos ir geresnė video kokybė ir labai fainam naujienom. Tai iki pasimatymo tada, gražių jums Velykų būtinai, gražaus laiko su šeima ir ate.